Sveiki sugrįžę po reklamos, čia NKTV. Laidą įpusėjome ir joje dar liko štai kas. Jau tuoj pat nersime naršyti po internetą toliau. Pažiūrėsime į Vilnių nuo Gedimino bokšto. Įlysime į Siksto koplyčią Vatikane. Pamatysite dar ir patį pirmą YouTube filmuką. Iš karto po rubrikos tinkle žaidimas. Dragon Age 2. Naujas RPG, kurio laukiame nekantriai. Kodėl? Tai grįžkime prie svetainių naršymo. Primenu, kad visas šias nuorodas nebūtina užsirašinėti tušinuku ant popieriaus, jas galite rasti mūsų Facebooko profilyje. Gerai, kita svetainė. Dominykas sako, ką ten milijonų gigapikselių Paryžius, ką ten milijardo gigapikselių Londonas. Štai yra ir Vilniaus panorama ir labai netgi graži. Dominikai, pritariu, sutinku. Wow, kaip gražiai atrodo mūsų Vilnius, netgi yra truputį žalios žolės. Tiesa, medžiai jau be lapų. Bet netame esmė, jeigu turite kokį bičiulį užsienietį, galite jam nusiųsti šią nuorodą ir sakyti, štai kokį mes gražų miestą turime Lietuvoje. Beje, šis žemėlapis yra interaktyvus. Parodysiu, kaip tai veikia. Yra tokios rodiklėlės. Tarkim, viena iš jų yra Skapo gatvė. Spaudžiam ant rodiklės. Ir atsiduriame kitoje, jau mažesnėje panoramoje. Konkrečiai Skapo gatvelėje, šį kartą beje jau apsnigta ta gatvelė. O, ir į Pilies gatvę patekome. Gražu, puikus darbas, šaunuoliai. Na, o dabar trins džiugiai delnais visi tie, kurie nemėgsta Apple produkcijos. Na, kažkodėl iš principo, vat iPhone'as tai yra nelygis. Tai tokiem žmonėm puslapis, kuriame daug sudaužytų Apple produktų. Prašau. MacBookas. Čia net nesuprantu, kas tai yra. Čia akivaizdu yra sudaužytas iPad'as. Čia nesuprantu, kas tai yra dar vienas iPad'as. Čia turbūt iPhone'as. Bet tiem, kurie skuba džiaugtis sulaužytais Apple'ais, nesidžiaukite. Tai yra Amerikos menininkų projektas, kurioje teigia, kad netgi sulaužyti Apple'o gaminiai yra nuostabus. Nuo pseudomeno iš sudaužytų Apple produktų keliaukime prie tikrosios klasikos. Siksto koplyčia Vatikane. Ja aplankyti kviečia mūsų žiūrovas Vaidas. Tai yra virtualus Siksto koplyčios aplankymas. Kas beje yra pakankamai neblogai. Jeigu esate Lietuvoje, tai galite prisiartinti ir iš arti apžiūrėti Michelangelo darbą. Virtuali Siksto koplyčia. Štai jums ir adresas. Pasitikrinkime savo intelekto koeficientą su šiuo Mariaus pasiūlytų intelekto testu. Iš pradžių viskas labai paprasta, pakankamai nesudėtinga pasirinkti vieną ar kitą variantą, bet vėliau reikalai sunkėja, laiko yra 40 minučių, užduočių yra 39, sako taip. Ir galų gale pamatysite savo įvertinimą balais, kas jūsų galvoj ir ką jūs sugebat, o ko nesugebat. Atlikit, sugaiškit 40 minučių, blogiau tikrai nebus. Artūras mums siūlo pažiūrėti YouTube filmuką. Ir ne šiaip savo YouTube filmuką, o mylėjai, patį pirmąjį YouTube filmuką. Taip, šis reikalas, šis paprastas 19 sekundžių filmukas buvo pats pirmasis video įkeltas į milžiną, pavadinkime jį dabar taip. Pažiūrim. Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Tai tiek svetainių šiandien rubrikoje tinkle. Jeigu rasite kažką įdomaus, būtinai dalinkitės. Kur tai reikia daryti? Ogi Facebook'e, NKTV profilyje. Tiesiog rašote ant sienos, mes skaitom ir rodome visai Lietuvai. Ačiū labai.
Visai neseniai mūsų Facebooko grupėje diskusijose paskaitinėjau jūsų atsiliepimus apie tai, kas yra ilgiausiai žaidęs be sustojimo prie kompiuterio. Man, prisipažinsiu, pasišiaušia plaukai, ne tik ant galvos, bet ir ant kaklo, ten už nugaros, kur nesimato. Nereikia tiek laiko žaisti, nes ožiukais pavirsit mielieji. Bet kuriuo atveju, čia jūsų dėmesiui žaidimų rubrika. Ką bendro turi žemiausia temperatūra užfiksuota Žemėje, atominė geležies masė, Britų slaptosios tarnybos ir grupės Clash singlų rinkinys? Vis dar nelabai aišku, bet tai susijęs su Mass Effect 3. Taip, BioWare paskelbė kultinio RPG tęsinį per Spike Video Game Awards renginį. Nors dar neaišku dėl specifinių detalių, šitą galima atspėti iš filmuko. Jame kareivis apgina moterį ir vaiką nuo kažko. Žemė patiria koordinuotą paslaptingųjų Reapersų ataką, per savaitę nusinešusią 10 milijonų žmonių gyvybės. Prieš pranykstant mūšio draskomam Londonui, kareivis spėja pasakyti, kad jei vadas Shepard netves pagalbos, Žemėje nebeliks ko gelbėti. Tai intriguoja dar labiau, tačiau laukti liko neilgai. Žaidimas turėtų pasirodyti kitų metų pradžioje. Kaip patobulinti lenktynių žaidimą? Reikia pridėti daugiau mašinų ir trasų. Ta Electronic Arts ruošiasi padaryti su naujoju Need for Speed Hot Pursuit, išleisdama jam parsisiunčiamą turinį DLC. Super Sports pavadintas papildas pridės 13 naujų lenktynių ir gaudynių, be to žadami 3 nauji automobiliai. Tai yra Porsche 911 GT2 RS, Gumpert Apollo S ir greičiausias serijinis automobilis pasaulyje Bugatti Veyron 16 litrų Super Sport. Žadama, kad jis Xbox 360 ir PS3 pasirodys gruodžio 21 dieną. PC ir Wii savininkams teks palaukti tolimesnių žinių. Double Civilization and Scenario Pack Spain and Inca yra tikriausiai mažiausiai fantazijos paliestas papildymo pavadinimas. Bet jis puikiai atitinka turinį. Šiame naujausiame Civilization 5 papildyme atsiras 2 naujos tautos – Inkai bei Ispanai. Inkai talentingiausi statydami kelius, o Ispanai išnaudodami gamtos resursus. Be papildomų tautų taip pat atsirado naujas scenarijus. Prancūzija, Anglija ir Ispanija siųs laivus ieškoti Azijos ir atsidurs Amerikoje. Dragon Age Origins be abejo yra vienas geriausių visų laikų RPG. Nepamirškime, kad ir vienas iš didžiausių. Žaidėjas Ferelden pasaulyje galėjo drąsiai praleisti 60 valandų. Be to šis laikas buvo prailgintas įvairių parsisiunčiamų turinių. Nieko nuostabaus, kad BioWare ruošiasi išleisti antrąją dalį. Šis žaidimas vyks kiek kitaip nei Dragon Age Origins. Visų pirma, istorijos nebekursime, o tiesiog ją seksime. Nykštukas Varric pasakos pagrindinio veikėjo istoriją jo besiklausančiai Kassandrai. Pasakojimas suksis apie Hawk pabėgėlį iš Fereldeno, kuris apleido šį kraštą dėl demonų invazijos, vadinamos Blight. Dragon Age 2 vyks praėjus kiek laiko po šių įvykių, susiskaldžiusiame Freemarches krašte. Daug dėmesio bus skiriama Kirkwall, senam uostui ir buvusiam prekybos vergais centrui. Veiksmas vyks 10 metų, per kuriuos Hawk taps didžiausiu Tedas pasaulio herojumi, didesniu net už Blight nugalėjusi pirmos dalies protagonistą. Toks jo iškilimas ir domins Cassandrą. Žaidimą ruošiamasi ženkliai pakeisti. Grafika bus labiau stilizuota, paprastesnė. Su žaidimo varikliu dirbę žmonės viena didžiausių problemų vadino tuos prakeiktus sūrio ritinius. Dragon Age lygiai buvo labai detalūs, pilni smulkių buities daiktų, o tai darė darbą su šešėliais tikra kančia. Todėl aplinkos atrodys kiek paprasčiau. Tai atpirkti turėtų žiauresnės kovas su visur lakstančiomis Darkspawn dalimis ir kraujo fontanais. Dar viena naujiena, kad negalėsime didžiausių pasaulio herojumi paversti ko tik norime. Veikėjo vardas bus Hawk ir jis neišvengiamai bus žmogus. Žaidėjas galės koreguoti tik lytį, išvaizdą ir klasę. Šių bus 3 – magas, karys ir vagis. Galima skųstis tokiais suvaržymais, bet prisiminkime vieną BioWare RPG, kuris turėjo tokius apribojimus. Mass Effect. Niekas negali paneigti, kad tai buvo nuostabus žaidimas.
Taip ir Hawk įrėminimas reikš artimesnį ryšį su pasauliu. Tačiau tai ne vienintelis Mass Effect palikimas. Dragon Age 2 bus galima įkelti pirmo žaidimo išsaugotus failus ir matyti, kaip žaidėjo veiksmai paveikia pasaulį. Žadama gausybę naujų veikėjų, bet tuo pačiu teks susitikti ir Blight metu aptiktus asmenis bei organizacijas. Dialogas dabar bus daug gyvesnis. Komandoje be Hawk galės būti dar 3 kompanionai. Jų žadama skirti po 2 kiekvienai veikėjo klasiai, todėl galima tikėtis turėti bent 6 palydovus. Be įprasto žaidimo numatoma ir keletas priedų. Iki sausio 11 dienos užsisakę Dragon Age 2 galės mėgauti specialiomis gėrybėmis, tarp kurių yra dar vienas veikėjas. Tuo pačiu BioWare paprašė žinomo komikso Penny Arcade kūrėjus sugalvoti žaidimui unikalų daiktą. Jie pristatė Hindsight diržą, kuris mokosi iš jo savininkų mirčių ir nuo jų saugo būsimus savininkus. Diržas padės tik po veikėjo mirties, o gauti diržą gali visi užsiregistravę Dragon Age 2 tinklapyje. Be to, Facebook'ui bus sukurtas žaidimas Dragon Age Legends, į kurio beta testavimą jau dabar vyksta registracija. Iš tiesų, išgirdus tokias naujienas, nekantriai lieka laukti kovo 11-osios, kuomet Dragon Age 2 sparnus išskleis Europoje. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Čia buvo NKTV ir jos vedėjas Ernestas Janušas. Jei nematėte senesnių šio sezono laidų, pirmin į YouTube, mūsų kanalas, adresą matote ekrano apačioje. Ir aišku, bendraukite su mumis mūsų Facebooko grupėje. Siūlykite savo nuorodas. Tai tiek šiandien, kitą sekmadienį, antrąją šventų kalėdų dieną, mes taip pat būsime su jumis 11:00. Iki, gero sekmadienio.